Labadiena. Nuo 2025 m. gegužės 1 turime naują PVM kodo statusą, tai yra SVS, arba kitaip smulkaus verslo schema. Tai kas čia per schema ir kas turi gauti tokį kodą? Pirmiausia, reikia paminėti, kad tai aktualu ne PVM mokėtojams, fiziniams ir juridiniams asmenims. Fiziniams tiems, kas vykdo ekonominę veiklą. Tai kada reikia gauti SVS PVM kodą? Tai pirmas atvejis yra, kai įsigijamos paslaugos iš ES šalių. Tai tokie kaip Google'ai, Amazon'ai, Facebook'ai ir panašios įmonės. Tai perkat iš užsienio kažkokią paslaugą, jau turite registruotis SVS mokėtojais arba kitaip gauti SVS PVM kodą. Antras atvejis, kai įsigijamos paslaugos ne iš ES šalių. Tai yra OpenAI, Apple ir panašios kitos kompanijos, kurios registruotos ne ES šalyse. Tai čia dažniausiai šitie du atvejai. Tada trečias atvejis, kai jūs patys teikiat paslaugas į kitas ES šalis. Tai tokias paslaugas kaip tarpininkavimas, konsultavimas, reklamos paslaugos, tada kai taikomas atvirkštinis PVM-as. Tai jeigu teikit paslaugas į kitas ES šalis, jau pasidomėkite, greičiausiai jums reikia registruotis SVS mokėtojų. Tada ketvirtas atvejis yra, kai jūsų įsigijamų prekių per kalendorinius metus suma yra 14 000 ar viršyje 14 000. Tai iki gegužės 1 buvo, kad tokiais atvejais reikia registruotis įprastinių PVM mokėtojų. Nuo gegužės 1 jūs galite pasirinkti, arba registruojatės įprastinių PVM mokėtojų atitinkat šią sąlygą, arba registruojatės SVS PVM mokėtojų. Tai šitą supaprastėjo, galite rinktis. Ir dar yra tokių retesnių atvejų, kai įsigijat prekes pagal 95 straipsnį iš užsienio įmonių, kurios neregistruotas Lietuvoje ir tas prekes surinkamos čia Lietuvoje. Tai jeigu turit kažką panašaus veikloje, tai pasidomėkit, galimai jums reikia registruotis. Ir tas pats su paslaugom iš užsienio šalių, kurios neregistruotas Lietuvoje ir kur suteikimo vieta laikoma Lietuva. Taip pat tas pats 95 straipsnis, tai į šitą detaliau nesigilinsim, jeigu turi tokių atvejų, pasidomėkit. O dažniausiai atvejai yra tie pirmi 4, kuriuos įvardėjau. Tai jeigu papuolate bent į vieną iš šių kategorijų, jau turit registruotis SVS mokėtojų PVM ir gauti tą SVS kodą. Tai registraciją reikia užpildyti prašymą per mano VMI sistemą. Jis yra beveik analogiškas kaip ir pildant įprastinį PVM mokėtojo prašymą. Tai pateikėt duomenis už praėjusių metų ir einamųjų metų pajamas, tai yra kokia suma buvo pajamų, ir pateikėt, ar buvo pirkimų iš užsienio šalių ir jeigu buvo, tai kokios tai buvo sumos. Pateikėt prašymą, prašymas yra įvykdomas ir tada gaunat SVS PVM kodą. Kodas yra analogiškas kaip ir įprastinis PVM mokėtojų kodas, bet jis turi kitas prievolės ir teisės. Tai nesuklyskit, išorinė išvaizda klaidina, kodas identiškai atrodo vienodai, bet turi kitas prievolės. Tai SVS mokėtojai turi teikti, pavyzdžiui, kitokią mėnesinę ataskaitą. Jie turi teikti PVM 101 formą tą mėnesį, kada turėjo tokius pirkimus iš užsienio arba pardavimus į užsienį paslaugų. Jeigu kažkurį mėnesį neturėjo tokių pirkimų, tada neturi teikti. Taip pat svarbu paminėti tokius faktus, kad jeigu gaunate SVS PVM kodą, jau savo pardavimams turite rašyti PVM sąskaitą faktūrą. Iki šiol rašėt tiesiog sąskaitą faktūrą, dabar rašysit PVM sąskaitą faktūrą, tačiau pačio PVM neišskiriat. Tai nėra įprastinis PVM kodas ir jums nereikia skaičiuoti PVM jūsų teikiamom paslaugom arba parduodamom prekiam, kadangi jūs įsiregistravot dėl kitų priežasčių, dėl įsigijimų iš Facebook, iš Google ar dėl kitų minėtų priežasčių. Todėl savo pardavimams Lietuvoje netaikot PVM, tiesiog rašot PVM sąskaitą faktūrą. Ir
labai rekomenduojame tose savo pardavimo sąskaitose faktūrose nurodyti, kad tai yra SVS PVM kodas. Prierašą, kad tai SVS arba smulkiojo verslo schema parašyti. Tas palengvins pirkėjui įtraukimą tos sąskaitos, jis žinos, kad jūs esat SVS, turit kodą, o neįprastą ir mažiau bus nesusipratimų. Kitas dalykas, kuo skiriasi šitas SVS kodas nuo įprastinio, tai kad jums nėra atskaitomas pirkimo PVM-as. Ką reiškia nėra atskaitomas pirkimo PVM-as, tai jūs negalite susigrąžinti PVM-o nuo savo pirkimų, kaip tą turi teisę įprastiniai PVM mokėtojai. Tai pavyzdžiui, pirkot ofiso nuomą ir jeigu jūs perkat su PVM, kaip įprastinis PVM mokėtojas, jis turi teisę susigrąžinti tą PVM. Jūs kaip SVS mokėtojas neturit šios teisės, tiesiog perkat su PVM ir jokį PVM nesusigrąžinat. Jeigu jūs teikiat paslaugas į ES, jums atsiranda papildoma ataskaita, kurią turite teikti tą mėnesį, kada tokias paslaugas suteikėt į kitas ES šalis. Taip pat jums nėra taikomas 96 straipsnis, tai yra atvirkštinis PVM-as, kai perkat prekes arba paslaugas Lietuvoje, tai yra pavyzdžiui, perkat nešiojamą kompiuterį. Įprastiniai PVM mokėtojai pagal 96 straipsnį turi teisę nemokėti PVM, tai yra gauna sąskaitą už nešiojamą kompiuterį, kurioje jau rašoma, kad pačią PVM ta įmonė neturi mokėti, tik sumą be PVM. SVS kodo turėtojai šią teisę negali pasinaudoti, moka pilną sumą ir neturi šios privilegijos. Ir dar vienas svarbesnis toks skirtumas, kad SVS PVM mokėtojai neteikia ISAF registro. Tai yra išrašomų sąskaitų faktūrų ir gaunamų sąskaitų faktūrų registros, kurios įprastiniam PVM mokėtojai reikia teikti kas mėnesį. Tai SVS PVM mokėtojai kol kas jų neteikia. Ateityje galbūt reikės teikti, bet šiai dienai šios prievolės nėra. Tai tikimės, kad informacija buvo naudinga ir sėkmės darbuose.